ir inkultūracija, kad būtų viskas šiek tiek rausva. Tai labas rytas ar laba diena, čia priklausomai nuo to, kada šiandien atsikėlėt. Tiems, kas atvykote jau į 13-ąjį inkultūracijos festivalį. Pradėsim nuo visą renginį, nuo specialistų tribūnos ir simboliškai šita diskusija mus kviečia šiek tiek sulėtinti žingsnį skubėjimo ir iš tiesų nerimo kupiname pasaulyje, tiek tokio vidinio ir asmeninio, tiek vidinio ir geografiniu mastu ir nerimo tokiu geopolitiniu mastu. Šiemet mes visi minim baroko metus ir festivalio dėmesio centre ne tas išorinis blizgesys, su kuriuo mes galbūt dažnai siejame baroką, bet žmogaus vidiniai išgyvenimai, kurie dažniausiai yra fiksuojami būtent grožinės literatūros kūriniuose. Ir čia ir barokiškas trapumas, ir tas dramatiškas grožis kaip tik ir atsiranda. Ir festivalis Inkultūracija, tas 13-asis festivalis kviečia žvelgti giliau ir tai yra labai susiję su specialistų tribūna, nes mes kalbėsime apie tai, koks skaitimas gali būti ateityje, apie tą sudėtinga galbūt žodį skaitimo futurologija ir net bandysim atsakyti klausimą, o ką gali kultūra, kai mes kalbame apie skaitimą. Ir aš apskritai galvodamas apie tą terminą toksai įdėmusis skaitimas ar gilusis skaitimas, galvoju, kad net viešoji erdvė paskutiniu metu mums padiktavo šitą temą, kuri buvo suplanuota daug anksčiau. Bet ką mes girdim paskutiniu metu viešojoje erdvėje, kad trūksta įsiskaitimo, trūksta galbūt supratimo, kas yra parašyta ir kodėl taip yra. Ir ar tas iššūkis suprasti, kas parašyta, kaip parašyta ir kokia yra mintis, kelia iššūkius ir galbūt tai yra irgi vienas iš pavojų, su kuriuo mes ateityje susidursim. Tai šita specialistų tribūna ir bus skirta į tai pažvelgti. Ir aš čia vis girdėjau prieš renginį studentus paprašyta patikrinti kumprines ar išjungėt telefonus. Tai garsą išjungit, bet jeigu telefoną laikot kaip priemonę kažkokioms mintims įamžinti, tai būtinai jį panaudokit, nes gali praversti ateityje. Ir aš į sceną jau čia kviečiu ir mūsų pirmąjį svečią, profesorių daktarą Michą Kovač iš Slovenijos. Jis yra Liublianos universiteto filosofijos fakulteto biblioteninkystės ir informacijos mokslo ir knygotyros katedros profesorius, skaitimo ir ekranų poveikio ekspertas ir knygos Skaityti kaip matyti. 10 priežasčių skaityti knygas skaitmeniniais laikais autorius, Liublianos skaitimo manifesto bendraautorius. Ir būtent čia Micha Kovač ir pristatys Liublianos skaitimo manifestą. Tai Micha, I want to join you on the stage. Ir mums mintis Michos Kovač padės suprasti, vertėjas Matas Tamulevičius. PowerPoint. Thanks. Okay, good morning everybody. My name is Micha Kovač. I'm coming from Ljubljana in Slovenia, which is a small European country, even smaller than Lithuania. And I work there as a reading researcher and publishing researcher. And I will say a few words about Ljubljana Manifesto, which it has a background, namely it is a kind of a nephew of Stavanger Declaration, which was accepted in Stavanger about 5 years ago. Sveiki visi, mano vardas Micha Kovač, aš atvykau iš Liublianos miesto Slovenijoje. Slovenija yra maža Europos šalis, dar tiesą sakant mažesnė už Lietuvą ir pats universitete, Liublianos universitete dirbu leidybos ir skaitimo tyrinėtojų. Ir dabar norėčiau keletų žodžių pristatyti vadinamąjį Liublianos manifestą. Ir tas manifestas yra tarsi vadinamosios Stavangerio deklaracijos giminaitis, o Stavangerio deklaracija buvo pristatyta maždaug prieš 5 metus. And Stavanger Declaration stresses two main key findings. And the first is that when we read long informational texts, we comprehend them better when we read them from paper than from screen, especially from computers, tablets, or smartphones.
Ir Stavangerio deklaracijoje pabrėžiamos tokios dvi pagrindinės įžvalgos. Viena iš jų tai, kad skaitant ilgą ir sudėtingą tekstą, daug geriau įsisąmonini informaciją skaitydamas popierinę versiją, o ne ekrane, ar tai būtų kompiuteris, išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris. And the second finding was, which was quite surprising, but it's absolutely there, that readers are overconfident about their comprehension of texts when they read them from screens than when they read them from paper. In other words, when we read from paper, we are able to be more skeptical about understanding what we read than when we read from screens. When we read from screens, we are overconfident in our understanding. Ir antra įžvalga gal šiek tiek nustebino, bet vis tiek tai buvo šios deklaracijos įžvalga, kad skaitytojai, skaitydami tekstą ekranuose, kompiuteriuose ir panašiai, pernelyg pasitikė savo gebėjimu suprasti tą tekstą. Ir skaitydami popierių, jie skeptiškiau galbūt žiūri į pateikiamą informaciją, o skaitydami ekranuose netaip skeptiškai į ją žiūri. So when the financing of this cost network was over, and there was about 150 researchers from Europe, Israel, and America in this network. When the financing was over, 4 of members of this network started to ask ourselves we thought quite an unusual question, but then we find out that this is actually a very important question. Namely, if we understand that we understand long texts better when we read them from paper than from screens, the next obvious question is, does it still matter to read this kind of long, demanding texts in the era of screen technologies? Ir kai baigėsi Stavangerio programos finansavimas, čia reikėtų dar paminėti, kad toje programoje dalyvavo maždaug 150 tyrėjų iš Europos, Izraelio ir Amerikos. 4 buvę nariai tos programos uždavė savo ganėtinai neįprastą, bet vis vien labai svarbų klausimą. Jeigu skaitant tokius ilgus, sudėtingus tekstus, geriau įsisąmonini informaciją skaitydamas popieriuje, ar vis dar yra prasmės, ar vis dar svarbu skaityti tokius ilgus, sudėtingus tekstus ekranų epochoje? So, the 4 of us started to ask whether the reading of long, complex text still matters in the era of digital technologies. And we were doing this for about 2 years as a kind of, let's say, free time hobby activity. We were looking at all kinds of studies about these issues. And about 2 years after, we wrote a very long academic text. André Schüller-Zwirla, he's director of Regensburg University Library. Anna Mangan is professor at Stavanger University. Adrian Vardervel is professor at Leiden University, and myself. And we wrote a long text in which we actually put down a set of reasons why this kind of reading still matters. And this text was published in an open access American academic journal First Monday. You can still access it there. It's about 40 pages long. It's about 40 pages long. Ir tas mūsų ketvirtukas uždavė klausimą, kurį jau prieš tai minėjau, ar svarbu skaityti ilgus ir sudėtingus tekstus ekranų amžiuje. Na ir maždaug apie 2 metus mums tai buvo tokia tarsi papildoma laisvalaikio veikla. Mes išnagrinėjome daugybę įvairių tyrimų ir studijų ir parašėme tikrai ilgą ataskaitą, ilgą tekstą. Ir matote ekrane autorius Andrė Schüller-Zwirla, bibliotekininkas, Anė Mangen ir Adrian Vanderveer, universitetų profesoriai ir aš, Micha Kovač. Na ir išdėstėme tame tekste priežastis, kodėl vis dar yra svarbu skaityti sudėtingus ilgo formato tekstus. Tas straipsnis yra atvirai prieinamas, jis buvo publikuotas amerikiečių mokslo žurnale First Monday. Jeigu norite, galite patikrinti, jo apimtis maždaug 40 puslapių. And then by a set of quite strange coincidences, I became the curator of the Slovenian program in Frankfurt Book Fair, which was where Slovenia was guest of honor.
And this was actually one of the biggest presentations of Slovenian culture outside of Slovenia that ever happened. Ir tai per keletą laimingų atsitiktinumų aš buvau paskirtas Slovenijos programos kuratoriumi Frankfurto knygų mugėje. Tais metais Slovenija buvo pakviesta kaip garbės viešnia į Frankfurto knygų mugėje ir tai buvo vienas didžiausių apskritai Slovenijos kultūros pristatymų kur nors pasaulyje. And of course, when we were doing the program, we decided that we will put the questions and issues of book reading to the focus of to the focus of Slovenian Guest of Honor program. And to do this, we shortened this very long academic paper to, let's say, 1.5 page long manifesto written in a language that non-academic humans should understand too. Na ir ta proga, kad jau Slovenija buvo pakviesta svečio teisėmis dalyvauti Frankfurto knygų mugėje, nusprendėme, kad mūsų programa bus sukoncentruota į skaitymą ir todėl tą mano minėtą ilgą akademinį 40 puslapių straipsnį sutraukėme į kelias pagrindinės mintis, pateikėme į manifesto formą maždaug 1,5 puslapio apimties ir pateikėme jį, tokia lengvai suprantama, ne pernelyg akademinė kalba. And then we spent about half a year talking, negotiating with all key institutions in the field of publishing and book reading, International Publishers Association, European Publishers Association, International Federation of Library Association, PEN, EB, EURID, and so on. And after half a year of coordinating and discussing the text with them, we accepted the final version of the manifesto and we presented it in Ljubljana because we wanted to call it Ljubljana Manifesto, of course, not Frankfurt Manifesto or something like that. We presented it in Ljubljana just 1 week before the start of the Frankfurt Book Fair. Na ir paskui truko apie pusmetį dėrybos su įvairiomis svarbiausiamis institucijomis, kurios atstovauja skaitovus, leidėjus, ar tai būtų Tarptautinė leidėjų asociacija, Europos leidėjų asociacija, Tarptautinė bibliotekininkų asociacija, kitos PEN, IBI, daug kitų asociacijų. Na ir maždaug po pusmetį trukusių dėrybų sutarėme dėl galutinės manifesto versijos ir pristatėme Liublianoje, todėl, kad norėjome, kad manifestas vadintųsi Liublianos manifestu, o ne Frankfurto ar dar kokiu nors kitokiu manifestu. Ir tas pristatymas įvyko maždaug 1 savaitė iki Frankfurto knygų mugės pradžios. So, how to explain what is higher level reading in 2 slides? First, higher level reading is understanding that there exists different kinds of reading. When we read something from the smartphone or from the computer or from the tablet, this is a different kind of reading than when we read something from paper. And higher level reading is exactly understanding these differences and also following what is going on in our minds about the comprehension of the text. Philosophers might say that this is a kind of a meta-reading. We follow and we adjust our reading comprehension and we also understand how different platforms invoke different kinds of reading. Tai dabar kažkaip bandysiu tą aukštesnio lygmens skaitimo savoką pristatyti 2 skaidrėmis, bet svarbu pradėti nuo to, kad toks aukštesnio lygmens skaitimas susijęs su supratimu, kad yra skirtingi skaitimo tipai ar būdai. Tai viena vertus turim išmaniuosius telefonus, kompiuterius, planšetinius kompiuterius ir skaitant turinį šiuose prietaisuose skirtingai suvoki tekstą, negu skaitydamas sudėtingą tekstą atspausdintą popieriuje. Ir taip pat skaitant sudėtingesnį tekstą popieriuje, kitaip seki, kitaip supranti savo paties mintis, kitaip interpretuoji tą tekstą. Filosofai galbūt pavadintų tokį skaitimą meta skaitimu. Na, iš esmės turi priderinti savo suvokimo lygį prie tiek formos, tiek prie turinio.
And of course, besides this ability to understand that there are different kinds of readings and that we need to adapt our mode of reading to the goal of reading, one important segment of higher level reading is also reading of long and complex texts about long and complex problems. And this is, of course, this kind of reading that requires a lot of mental effort. It forces us to self-questioning, trains us in perspective taking and in empathy, and in understanding rules of logic. Actually, this kind of reading, I believe, makes us to be more human, and it makes us to live in human society in a better way, because it enables us to understand the world around us and the people which we live with on a much better way. Tai jau minėjau, kad egzistuoja skirtingi skaitimo tipai, tai tas aukštesnio lygmens skaitimas yra taip pat gebėjimas pritaikyti metodą prie tikslo, kam skaitome. Na ir dar svarbu paminėti, kad aukštesnio lygmens skaitimas yra ilgų ir sudėtingų tekstų skaitimas apie sudėtingas problemas, kurios reikalauja kantrybės, verčia mus kvestionuoti save, moko mus pažvelgti į pasaulį iš kitų žmonių perspektyvos, taip pat moko empatijos. Na ir norėčiau paminėti, kad manau, kad toks ilgo, sudėtingo teksto skaitimas padaro mus žmogiškesniais ir leidžia mums geriau gyventi žmonių visuomenėse, nes tiesiog padeda mums geriau suprasti tiek aplinkinį pasaulį, tiek aplinkinius žmonės. So, simply put, higher level reading is made of two skills. One skill is to understand that reading from screens is different than reading from paper. And this is a very new skill, because reading from screens is a very new activity. And there is also an old skill, namely understanding old complex text is a skill which is as long as European civilization, because the knowledge which we created is built on this skill. And why? But yeah. Na ir dar reikėtų pridurti, kad aukšto lygmens skaitimą sudaro du skirtingi įgūdžiai. Tai vienas iš tų įgūdžių yra naujas, tai yra suprasti skirtumą tarp skaitimo popieriuje ir skaitimo ekranuose. Ir jis naujas, todėl kad iš esmės ekranuose pradėjome skaityti dar visai neseniai. O kitas yra senas įgūdis, tai yra gebėjimas suprasti sudėtingą tekstą. Ir kodėl sakau senas, na iš esmės šis įgūdis tiek senas, kiek jau gyvuoja Europos civilizacija. And of course, why manifesto? Because, and this was a kind of a joint understanding of the authors of the manifesto and of the organizations with sciences, because we are losing this ability. We are losing the ability to read long, complex texts, and we never gain the ability to understand that there exist different modes of reading. This is my cat, by the way. It's here to raise sympathy among the audience towards the speaker. And it appears in some more slides too. Tai kodėl tam reikėjo manifesto? Na, mes bendrai diskusijose sutarėme ir tyrimai tą rodo, kad mes prarandame kaip žmonės gebėjimą skaityti ilgus ir sudėtingus tekstus, ir aišku, ta skirtis tarp skaitimo popieriuje ir skaitimo ekranuose atsirado pakankamai neseniai. Tai mums tai visiškai nauja savoka, naujas dalykas. Na ir nuotraukoje matote mano katę, tai ją įdėjau tik tam, kad pajustumėte užuojautą kalbėtojai. And another thing which is quite important is when we were writing this manifesto is that find out that understanding the dangers of loss of higher level reading goes actually across political boundaries. For example, this gentleman is Adam Garfinkel. He's a Republican American politician pre-Trump, of course. He served in the cabinet of Colin Powell when he was defense minister. He served in the cabinet of Condoleezza Rice when she was foreign minister, American state secretary. And he wrote quite a few texts about how
the American universities are losing their leading position in development of knowledge because the students at American universities are not required to read long, complex books anymore. Na ir dar vienas dalykas, svarbu suprasti, kad tas aukštesnio lygmens sudėtingų tekstų skaitimo praradimas, to įgūdžio praradimas neapsiriboja kažkokiais politinėmis partijomis, kitais dalykais. Na ir pateiksiu keletą pavyzdžių. Tai pavyzdžiui, čia matote nuotraukoje Aleną Garfingelį, jis buvo Amerikos politikas, respublikonas, dar aišku, iki Trumpo laikų, jis pavyzdžiui dirbo Colino Powellio kabinete, kai šis buvo gynybos sekretorius, ar Condoleezos Rice kabinete, kai jinai buvo valstybės sekretorė, tai yra užsienio reikalų ministrės atitikmuo. Ir jis parašė keletą tekstų, kaip Amerikos universitetuose studentai praranda gebėjimą įgyti žinių vien todėl, kad Amerikos universitetuose iš studentų nereikalaujama skaityti ilgų, sudėtingų knygų arba ilgų, sudėtingo formato tekstų. Another grumpy old man, Henry Kissinger, who wrote his last book when he was 100 years old, and in it, among many other things, he claimed very similar to Garfinkel. They were quite close friends, namely that one of the reasons why American foreign policy made such a huge mistakes, for example, in Afghanistan and in Libya, was because the people who decide about politics just don't understand the complexity of the world in which they want to intervene, because they don't read long, complex books about this. Dar vienas niūrus bambantis senis, matote nuotraukoje, Henris Kissingeris, kuris beje savo paskutinę knygą parašė, kai jam buvo 100 metų, ir su kitu mano minėtu politiku jie buvo neblogi draugai. Taigi jis teigia, kad viena iš priežasčių, kodėl Amerikos politikai, kalbant apie užsienio politiką, padarė tokių siaubingų klaidų, kaip pavyzdžiui Afganistane ar Libijoje, tai todėl, kad sprendimų priėmėjai nesupranta, koks sudėtingas yra tas pasaulis, į kurį jie kišasi per savo intervencijas, o nesupranta todėl, nes nebeskaito ilgų, sudėtingų, ilgo formato knygų. And here comes non-grumpy old woman, Margaret Atwood, author of very many beautiful words, who also made a few interesting statements. And the interesting about reading, of course, the interesting thing was when we decided about 1 week before the Frankfurt Book Fair that we will ask some important public persons to sign the manifesto. And the test for me was, how fast can I reach Margaret Atwood, whom I never met, of course. And I needed about 2 days. And in 12 hours, she replied, of course I will sign this manifesto. This is extremely important message, which I fully support. So she's the first person who signed this manifesto as a person. Dabar viena nebambanti, bet vyresnio amžiaus moteris, garsi rašytoja Margaret Atwood, savo plunksną sukūrusi daugybę labai įspūdingų pasaulių ir pasižymėjusi vienu kitu įdomiu viešų pareiškimu. Tai kuo jinai susijusi su šiuo mano pranešimu apie skaitimą, tai kad viena savaitė iki mano minėtos Frankfurto knygų mugės mes pagalvojame, ar sugebėtume paprašyti iškilių žinomų žmonių pasirašyti mūsų kuriamą manifestą. Na ir aš savo mečiau iššūkį, kaip greitai galėčiau susisiekti su Margaret Atwood. Ir pasirodo, prireikė 2 dienų, per 12 valandų jinai pateikė savo atsakymą, sakydama, kad tikrai be abejonės pasirašysiu manifestą, man tai yra labai svarbus projektas. Ir ji tapo pirmoju žmogumi, kuris pasirašė mūsų manifestą. And of course, we wanted to have one Slovenian among important signatures. Slavoj Žižek is the most famous Slovenian book author who declares himself, because he likes to provoke, as a communist philosopher. And at the opening of the Frankfurt Book Fair, he had a beautiful speech about the understanding of
that we can only understand Palestinian and Israeli conflict if we read Palestinian and Israeli fiction about this issue. This is one of the few things we can grasp the complexity of this terrible war. Ir kalbant apie pasirašiusius asmenys, norėjau įtraukti bent jau vieną slovėnų autorių, tai matote nuotraukoje Slavojų Žižeką. Jis mėgsta provokuoti, todėl save pristato kaip filosofą komunistą, bet Frankfurto knygų mugėje jis sakė kalbą ir iš tikrųjų tai buvo labai graži kalba ir kas iš tos kalbos man įsirėžė, kad Palestinos ir Izraelio konfliktą suprasime tuo atveju, tik jeigu skaitysime palestiniečių ir izraeliečių autorių grožinę literatūrą. Na ir tai yra vienas pirmų dalykų, kuris padės suprasti tą sudėtingą, kompleksišką konfliktą. To make a long story short, I'm almost sure that these four persons could not agree on almost anything about the global politics and culture, but they couldn't agree that reading of long and complex books still matters. Tai jei trumpai apibendrinti, ką čia pasakiau, manyčiau, kad šie keturi asmenys, kalbant apie pasaulinę politiką, apie įvairius kultūrinius reikalus, nesutartų praktiškai dėl nieko, bet kalbant apie ilgų ir sudėtingų tekstų skaitimą, kad tai yra svarbu, jie visi sutarė. So, what are the main messages that comes out of this understanding of higher level reading? First message is, of course, that information technologies are not neutral. It matters from what kind of source we get the information. As Marshall McLuhan said 60 years ago, medium is a message. Why? Because when we access and retrieve information, all these devices also train us in different cognitive abilities. O kokios yra pagrindinės mūsų manifesto žinutės? Tai viena iš jų yra, kad informacinės technologijos nėra neutralios. Na, iš esmės tai reiškia, kad svarbus yra informacijos šaltinis, žinių, skaitimo šaltinis. Ir kaip prieš maždaug 60 metų sakė Marshallas McLuhanas, medija ar terpė, kuria perteikiama informacija ir yra žinutė. Ji ne tik leidžia gauti prieigą prie informacijos, bet moko mus skirtingų kognityvinių arba pažinimo gebėjimų. So, screen technologies, social media, video games, they train us in very fast changing of focus and in skimming in the surface of information. And this is, of course, very important skill if we want to browse in the sea of information and if we want to comprehend everything what is going on around us. So this is an important achievement which we developed by using screen technologies. Kalbant apie technologijas, apie ekranus, ar tai būtų vaizdo žaidimai ar socialinė žiniasklaida, na, iš esmės, jinai moko mus labai greitai, bet labai paviršutiniškai įsisąmoninti informaciją ir nieko nesakau, tai yra be abejo labai svarbus gebėjimas, jeigu norime susigaudyti toje plačioje informacijos jūroje, jeigu norime greitai suprasti, kas vyksta pasaulyje, irgi šį gebėjimą būtinai reikia vystyti ir plėtoti. But when we read books, we train totally another ability. We train maintaining focus. We focus on something what is not moving, because when we use the screens, our eyes are focused on what is going on in the screen, because evolutionary, we are trained in the way that we change, we follow with our eyes everything what is changing in front of us, and this is very important thing to understand when we use social media. But when we read books, we focus on something what is being fixed on a paper in front of us, and everything what is going on in our heads. Bet skaitant knygas, treniruojame kitus įgūdžius, pavyzdžiui, susikoncentruoti į vientisą tekstą, kuris beje nejuda. Kodėl taip sakau? Nes, na, pavyzdžiui, naršant socialiniuose tinkluose, mūsų akis nuolat šokinėja ekrane prie vieno dalyko prie kito, yra daug plaškiklių, daug kas patraukia dėmesį ir tai labai natūralu iš evoliucinės perspektyvos, nes akis išsivystė taip, kad nuolat stebėtų judesį fone įvairiausius pokyčius ir panašiai. Bet skaitant knygas labai svarbu, kad
mokomės susikoncentruoti į fiksuotą tekstą, kuris čia ant popieriaus niekur nedings, niekur nepersikels, o viskas, kas vyksta, iš esmės vyksta tik mūsų galvose. And of course, we need both abilities if we want to survive in contemporary world. We need to be able to focus, and we need to be able to use the screen technologies. And another important thing which I need to mention about book reading is that the books are the only media which contain complex sentences. There is no other media that would have more complex sentences than books, and books also contain a lot of different words which we don't use in daily communication. So book reading is definitely the best way to expand our vocabulary, and it's the best training to understand complex sentences. Ir norint susigaudyti ir išgyventi šiuolaikinėme pasaulyje, aišku, abu šie įgūdžiai yra labai reikalingi, tiek gebėjimas susikoncentruoti, tiek gebėjimas susigaudyti ekranų technologijose. Ir dar svarbu paminėti, kad knygos yra vienintelė medija, vienintelis informacijos šaltinis, kuriame mintys pateikiamos sudėtingais sakiniais, jokios kitos medijos nėra, kurioje tokiu būdu būtų perdodama informacija. Ir be to knygose yra labai daug žodžių, kurių mes šiaip kasdienėme gyvenime nevartojame. Todėl knygos yra geriausias metodas ne tik plėsti savo supratimą apie sudėtingas problemas, bet ir tuo pačiu plėsti savo žodyną. And of course, I need to stress that reading is different than listening to audiobooks and podcasts. It's a totally different activity. Listening to audiobooks is very similar to browsing the content on the screens. There is not that many studies yet, but we know that when we use audiobooks, we remember less and we understand less than we read from paper. Ir dar reikėtų pabrėžti, kad knygų skaitimas toli gražu nėra tas pats, kas audio knygų arba tinklalaidžių klausimasis, nes dar kol kas tyrimų yra mažai, per mažai, bet nustatyta, kad audio knygų skaitimas yra tam tikrą prasme panašus į naršymą ekranuose ar socialiniuose tinkluose, nes klausydamas audio knygų tiek įsimeni, tiek supranti mažiau negu skaitydamas popierinės fizinės knygas. And of course, reading of genre and pulp fiction, there is nothing wrong with this, but the intellectual consequences are not just as important than when we read complex texts. Na ir be abejo, viskas tvarkoja, skaityti žanrinę, grožinę, bulvarinę literatūrą, su tuo viskas tvarkoja, bet tai nėra tas pats, kas skaityti sudėtingus tekstus, netoks pats poveikis tavo gebėjimui suprasti ir panašiai. In other words, all what matters when we do this higher level reading is that we develop intellectual patience, we self-question ourselves, we train in perspective taking and in understanding rules of logic. In a short sentence, higher level reading is a kind of a training for analytical thinking and about complex problems. Tai kitaip tariant, aukštesnio lygmens skaitimas, toks gilesnis skaitimas yra svarbus, nes jis moko suprasti sudėtingas problemas, padeda pažvelgti į jas iš kitų žmonių perspektyvos, taip pat verčia mus kvestionuoti save. Tai jeigu trumpai, aukštesnio lygmens skaitimas yra analitinio ir kritinio mąstymo apie sudėtingas problemas treniravimas. And of course, one of the important messages of Ljubljana Manifesto is that book reading is the best way for this kind of training. We can train focus by, doing math, by doing yoga, by playing violin, but when we play violin, we don't get other benefits of higher level reading, such as understanding of complex sentences and of deepening and expanding our vocabulary. Na ir viena svarbi Liublianos manifesto žinutė yra tai, kad knygų skaitimas yra geriausias būdas lavinti šiuos įgūdžius, aišku, sprendžiant matematinius uždavinius, darant jogą ar grojant smuiku, irgi
daug kas vystoma, tai yra labai gerai, bet priešingai nei grojant smuiku, priešingai nei skaitant knygas, grojant smuiku nevystai tam tikrų dalykų, kaip pavyzdžiui sudėtingų sakinių supratimas ar galiausiai žodyno išplėtimas. And of course, a very difficult question to which I don't have an answer, a clear answer. I would say it's $1 million question, or better, $3 million question. How to promote higher level reading in times in which mental efforts are not celebrated? Na ir aišku, čia galima užduoti labai sudėtingą klausimą, į kurį aš pats neturiu atsakymo, sakyčiau, $1 milijono vertės klausimas, tai kaip skatinti aukštesnio lygmens giluminį skaitimą laikotarpyje, kai protinės pastangos nėra skatinamos. And here I use a comparison with physical activity. Namely, this is a non-reader, a person who doesn't intellectually move. And it really happens, the same effect is we get if we overuse screen media. Na ir aš mėgstu palyginti tai su fizinė veikla, štai kas nutinka, jeigu žmogus nesimankština. Iš esmės tas pats nutinka tik tais mūsų protui, o ne kūnui, žmogui, kuris nemankština savo smegenų ir tiesiog visą laiką leidžia socialiniuose tinkluose. And of course, reading is this. It allows us to be mentally more fit, and it enables us to move in a complex world on a more smooth way. Na, štai kaip atrodo skaitimas, jeigu prilyginsime tai pagal fizinės veiklos analogiją, leidžia mums skaitimas būti protiškai sveikesniems ir laisviau judėti sudėtingame pasaulyje. And persuading people that reading matters, I think, will be as difficult as persuading them that they should move more, they should not smoke, they should read less meat, they should drink less alcohol. There was a lot of campaigns about this which started in Europe and the United States about 40 years ago. And now people understand that this is dangerous for their health. And if we will be persistent in our efforts to persuade people to read, perhaps in 40 years, book reading will be more popular and interesting than it is now. Na ir manau, kad įtikinti žmonės, jog skaityti yra svarbu ir būtina, praktiškai yra tas pats, kas įtikinti žmonės, jog jie turi daugiau judėti ir mankštintis, atsisakyti alkoholio, rūkalų ar mažiau vartoti mėsos. Ir iš esmės Europoje ir Amerikoje tokios kampanijos prieš mano išvardintus dalykus prasidėjo prieš kokius 40 metų ir dabar jau dauguma žmonių supranta, kad visi šie dalykai neigiamai atsiliepia jų sveikatai. Tai jeigu dabar pradėsime stengtis skatinti skaitimą, įtikinti žmonės, kad skaityti yra sveika, galbūt po 40 metų žmonės daugiau skaitys knygų. And of course, the very important question is how to get there. And the first step, I believe, is that we must really understand on one side how widespread book reading is in contemporary societies, and we can get this with the different kinds of data. And another important thing is that we understand how reading abilities and reading literacy connects to higher level readings, and how reading abilities connect to innovativeness of a given country and to the democratic order in this country. Na ir dabar jau labai svarbus klausimas, kaip to pasiekti. Tai pirmiausia, tam reikia šiek tiek išankstinių veiksmų. Tai vienas dalykas suprasti, kiek plačiai paplitęs skaitimas apskritai visuomenėje, skirtingose visuomenės sluoksniuose. Na ir tam turim skirtingus duomenis, kuriais galima remtis. Ir taip pat svarbu suprasti, kaip skaitimo gebėjimai, skaitant apskritai ryžtingumą, kokį jie turi sąryšį su mano pristatyta aukštesnio lygmens skaitimo savoka ir kaip tokie skaitimai prisideda prie, pavyzdžiui, tokių dalykų kaip valstybės inovatyvumas, demokratiniai procesai ir panašiai. In one sentence, there is quite strong or very strong correlation between PISA results
which measure reading literacy and mathematical literacy in teenagers, PIAC results, which measure reading literacy in adults, and index of innovativeness in a given country and the level of democracy in a given country. Jeigu trumpai apibendrinti vienu sakiniu, tai pastebėta, kad tikrai yra ryški koreliacija tarp, pavyzdžiui, raštingumo rezultatų vadinamojo PISA tyrimo, kuriuo tyriamas paauglių raštingumas, taip pat PIRLS tyrimo, kuriuo tyriamas suaugusiųjų skaitimo gebėjimas ir tarp šalies inovatyvumo arba to šalies demokratinių procesų. And of course, we need a lot of more research on how higher level reading impacts reading literacies, analytical thinking, and math and computer literacies. We just submitted a Horizon project about this, which is worth about 3 million euros. That's why I said it's 3 million euros question. And besides 10 partners, there is also Vilnius University. So if we will win the project, perhaps we will discuss these things more often also here. Na ir aišku, reikia daugiau mokslinių tyrimų apie aukštesnio lygmens skaitimą ir kokį jis turi poveikį, pavyzdžiui, raštingumui, skaitant ir matematinį raštingumą, kompiuterių raštingumą ir analitiniam mąstymui. Ir tiesą sakant, mes pateikėme projektą Horizonto Europos programai, kurio vertė maždaug 3 milijonai eurų. Už tai ir sakiau, kad klausimas yra milijoninis. Ir tarp 10 partnerių, kurie dalyvautų šiame projekte, beje, yra ir Vilniaus universitetas. Na ir jeigu mums pavyks laimėti šią paraišką, tai gali būti, kad Lietuvoje daug dažniau kalbėsime šiomis temomis. I believe that the road to there will be quite long and quite bumpy and jumpy. Bet mano nuomonė laukia tikrai ilgas, nelygus ir duobėtas kelias. Thank you for listening to me. Ačiū, kad klausėte. Aš dėkoju ir Michai Kovačiui, Liublianos universiteto filosofijos fakulteto bibliotekininkystės ir informacijos mokslo ir knygotyros katedros profesoriui. Mes Michą dar matysime čia scenoje, nes mūsų apie 12:30 laukia diskusija, tačiau prieš tai aš kviečiu į sceną dar vieną pranešėją, profesorių ir daktarą Arūną Gudinavičių. Jis yra Vilniaus universiteto leidyklos direktorius ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslo prodekanas. Ir čia jis mūsų supažindins su skaitmeninio skaitimo įgūdžiais, statistika, privalumais ir trūkumais. Tai Arūnai, kviečiu iš čia užimti vietą pranešėjo. Labą dieną. Mano vardas Arūnas Gudinavičius, kaip pristatė. Esu Vilniaus universiteto leidyklos direktorius ir būtent mes esame išleidę profesoriaus Michaus Kovačio tą knygą skaityti, kaip matyti. Tai jeigu kas dar neturi, tai irgi paieškokit. Taip pat dirbu profesorium irgi komunikacijos fakultete Vilniaus universiteto. Aš bandysiu šiek tiek praverti tą skraistę ir pakalbėti apie būtent skaitmeninio skaitimo įgūdžius ir kuom tie įgūdžiai skiriasi nuo skaitimo popieriuje ir ekranuose. Turbūt aš tikiu, daugelis čia daro abu dalykus ir skaito ekranuose ir popieriuose. Ir turbūt kartais pastebėjot, kad tai nėra tas pats, ne? Tai mes pabandysim pasižiūrėti, kas ten iš tikrųjų. Kartais jauti, kad kažkas ne taip, bet ne iki galo to supranti. Bet yra nemažai tyrimų, kurie aiškinasi, kodėl ten yra tie skirtumai. Pradžiai tokį parodysiu trumpą labai siužetą video. Galbūt kas nors esat matę, o gal net ir gyvai stebėję.
Ar teko kažkam gyvai stebėti tokį procesą? Nežinau, man tada pasižiūrėjus tokį siužetą, kyla turbūt klausimai, kaip mes tą skaitimo objektą, kuriuo mes skaitime, suvokia, kaip tai keičiasi. Ir ne tik tai aktualu netgi tokio amžiaus vaikams, bet ir suaugusiems. Ir atsiranda tie nauji skaitimo būdai, ekranai, kuriuos jau kurį laiką skaitom. Bet, tas klausimas, ar mes dar skaitome taip pat atidžiai, taip pat kruopščiai ekranuose, kaip esame įpratę skaityti popieriuje. Toks klausimas kyla. Galų gale kyla, kaip, mūsų smegenys reaguoja į ekranus, kaip ir skirtingai reaguoja į popierių. Prieš tai, kol bandysiu pateikti keletą galimų atsakymų, nes visų atsakymų tai čia nežinau nei aš, nei mokslininkai, šiek tiek statistikos tokios apie tai, kaip skaito Lietuvos gyventojai. Labai šviežias tyrimas yra Lietuvos gyventojų skaitimo įpročiai 24 metais atliktas Kultūros ministerijos užsakymu. Čia aš noriu, kad pasižiūrėti tą palyginimą, kiek laisvalaikių mūsų, čia apie Lietuvos gyventojus, yra skaitę spausdintą knygą ir kiek yra skaitę knygą skaitmeninį formatą, elektroninę knygą. Tai matom, 24 metų, jeigu tą pilką juostelę viršui, tai skirtumas yra tarp 23 knygų per metus elektroninių ir 69 spausdintų. Iš esmės, trigubai dažniau vis dar skaitom popieriuje. Tokia statistika apie mus pačius čionais. Kita statistika, šiek tiek tokia sudėtingesnė, bet irgi visai įdomi yra. Tai, matot, 3 stulpeliai spausdintos knygos, elektroninės knygos ir garsinės knygos. Pagal lytis įdomus gan dalykai. Iš esmės, mes žinom jau kuris laikas, kad moteris skaito daugiau knygų negu vyrai. Čia vėl kalbam apie Lietuvą, bet ir pasaulyje yra tas pats. Tik tais įdomu, kad jeigu kalbam apie elektroninės knygas, apie skaitimą ekrane, reiškia, tai tas skirtumas beveik jo nėra tarp moterų ir vyrų. Matot, 4,9 ir 4,2 knygos. Iš esmės, elektroniniam, reiškia, skaito panašiai. Aš nežinau, kodėl. Čia mes matom tik tais, kad taip yra. Taip pat visai įdomu yra tarp amžiaus grupių. Aš šiek tiek pageltoninau tą eilutę. 19-24 metų. Tai iš esmės yra jau šio amžiaus karta, kuri gimė 21 amžiuje, ne? Ar antram. Ja, tai svarbiausia, matot, skirtumas, kad jie skaito 5,4 knygų spausdintų, o jau yra 6,8 elektroninių knygų. Ne, ta naujoji karta, kuri dabar ateina. Aukščiau eilutė yra paaugliai, 14-18, jie vis dar skaito spausdintų daugiau, bet jau beveik po vienodai. Jie dar, kaip pasakyti, ko gero pasivys tą kartą, kai šiek tiek dar ūgtels iki kelių metų ir jie pradės skaityti ekrane daugiau. O jeigu žiūrint pagal amžiaus grupės žemyn, tarkim, spausdintų knygų, matot, iki 16 vienetų per metus, tai kuo amžiaus grupė vyresnė, tuo žmonės daugiau skaito spausdintų knygų, o žiūrint ekrane mažėja. Tuo mažiau vyresni žmonės skaito ekrane. Šalia yra dar galima matyti ir garsinių knygų palyginimą, kaip matot, pagal lytį iš esmės vienodai. Vėlgi nėra to moterų pranašumo, kurios jos turi prie spausdintų knygų. Ir kas įdomu, irgi didėjant amžiaus grupiai, vyresni žmonės taip pat garsinės knygas atvirkščiai negu elektroninės knygas mėgsta.
Tai va čia šiek tiek naujausios tokios statistikos apie mus, apie Lietuvos populiaciją. Ir tada galim toliau grįžti ir pabandyti bent iš dalies atsakyti tos klausimus, kuomgi skiriasi tas skaitimas tarp, kai skaitom popierioje ir ekranuose, nes įpročiai gan skirtingi yra. Jeigu žiūrėti tyrimus iki tokių senovinių laikų, kaip 20 amžiaus pati pabaiga, kai dar, iš esmės 92 metai turbūt riba, kai prasidėjo kompiuteriai. Tai tuometiniai tyrimai, jų nebuvo, aišku, daug. Bet, jie aiškiai indikavo, kad jeigu tais laikais skaitydavo žmonės ekranuose, tai viskas būdavo lėčiau, jie suvokdavo tą tekstą, negu popieriuje. Tačiau vėliau, kai mes pradėjom vis dažniau tos ekranus naudoti, atsirado mobilūs ekranai, ne tik tais staliniai, mobilūs prietaisai. Tos tyrimų išvados dėl skaitimo greičio, skaitimo supratimo, pradėjo tokius duoti įvairius rezultatus. Įvairius rezultatai, aišku, irgi labai priklauso nuo skaitimo tikslų. Ar mes skaitom norėdami sužinoti, ar prisiminti, ar tiesiog kažką greitai praskenuoti. Taigi, ką tie tyrimai rodo? Iš esmės, daugelis tyrimų tą paryškina, kad šiuolaikiniai ekranai, kad ir kokie jie būtų tobuli, niekaip iš esmės neatkuria tos lytėjimo pojūčius. Turbūt, aš nežinau, jeigu paklausčiau, ko pasigendam skaitydami knygas ekranuose, studentų dažnai klausiu. Vienas iš tų dalykų yra, to lytėjimo. Popierių, kai čiupinėju, verčiu puslapį. Tai gali atrodyti, kad kažkoks nereikšmingas, emocinis prisirišimas, bet iš tikrųjų taip nėra. Yra tame prasmė, šiek tiek vėliau, bet dar aš paminėsiu. Tas lytėjimas yra susijusi su to patogumu. Naršyti ir skaityti ilgus tekstus. Kai jūs verčiat knygą, ten puslapį po puslapį, jūs fiziškai tiesiog, einat per tą objektą, jį perskaitot. Žinot, kurioje vietoje jūs baigėt. Kištukas, styro knygoje. Žinau, perskaičiau tiek, reikės dar tiek. Tuo tarpu ekrane, kai žiūrit, netaip lengva suvokti. Ten jums rodo, procentų tiek perskaičiau, liko skaityti tiek valandų. Bet mes dar pratinamės prie šitų tokių indikatorių skaityti. Ir kas vyksta tada, kai jūs skaitote ekrane, jums, mums visiems sunkiau suvokti, kurioje vietoje esate, kiek perskaitėm, kiek dar liko. Ir reiškia, jūs, kadangi sunkiau tą suvokti, mes turim skirti daugiau jėgų, ne teksto suvokimui, bet, tam orientavimui, supratimui, kur esu, kiek dar liko perskaityti. Ir tie protiniai ištekliai, pas mus nėra begaliniai. Jeigu mes išnaudojam kažkiek tai tų išteklių, būtent tam techniniam tokiam darbui, tai jų lieka mažiau suvokimui. Prisiminimui teka perskaityti, lieka mažiau. Kiek tas mažiau? Čia labai priklauso nuo teksto, nuo šito. Bet kartais, kartais ten trūksta iki išlaikymo egzamino, gali pritrūkti 0,1 balo. Tai gali būti lemtingas, ar įstojo ar ne į universitetą, pavyzdžiui. Kalbant apie tos skirtumus, vėl reikia prisiminti faktą paprastą, kad mes gimstam nemokėdami skaityti. Vis dar. Kaip ir tas kūdikis, jisai gimė nemokėdamas, bet jau matėt, nežinau, koks jo amžius, bet jisai, kaip pastebėjot, nesuprato, kodėl pauzintas įrenginys skaitimo, anot jo neveikia, jis bando jį pasididinti ir jis neveikia.
Jisai mokosi, jisai greitai išmoko skaitimo ekranuose principo, ne, kaip paprastai pasidydinti galiu. Ir kai skaitome mes popieriuje, na taip sakoma irgi, taip rodo įvairūs tyrimai, kad mūsų smegenys raidės priima kaip tam tikrus fizinius objektus. Na, kaip tokį tai kraštovaizdį. Mes įsivaizduojam tos perskaitytus žodžius, sakinius, paragrafus erdvėje išdėstytus. Turbūt daugeliui būdavo, kad, na, pavyzdžiui, kai daraisi konspektus, ar skaitai kažkokią knygą ir paskui sėdi egzaminę, ar bandai ten kažką kito padaryti, prisiminti kažkokį tai svarbų dalyką ir prisimeni, va, žinau, kad ten puslapio viršui yra ta formulė, tas sakinys, ne, bet, nu, bandau prisiminti. Tas, va, tai va, ta geografija yra, tas fiziškumas svarbus yra skaitant. Na, pasirodo mūsų smegenim, nes jos susiję tas prasmes su būtent, va, konkrečia fizinė lokacija. O tuo tarpu, kai, va, pakalbėsim toliau, kai mes skrolinam, tos fizinės lokacijos, ne, kaip ir nelieka, reiškia, smegenim sunku yra. Tai va, tokius 3 aš pabandysiu skirtumus išskirti, kuom skiriasi skaitimas ekrane ir popierėje. Nereikia visų pirma suprasti, kad tai yra ten vienareikšmiški trūkumai ir privalumai. Prasme, tiek ekrane, tiek popierėje skaitant yra ir privalumų, ir trūkumų. Svarbu, kad, na, pasirinkti tinkamą prietaisą, tinkamam skaitimo tikslui. Tai vienas iš tų tokių skirtumų, va, aš jau pradėjau šiek tiek, tą, na, pavadinkim, aiškesnę topografiją. Tokį terminą, kad skaitant popieryje, mums lengviau yra sutelkti dėmesį į vieną paragrafą, vieną puslapį ir tuo pačiu jausti to teksto visumą. Na, nes tą fiziškumą, popierius, puslapiai, vietas skaitimo mes jaučiam. Na, tas, aišku, tas fiziškumas ir palengvina būtent to tokio mentalinio teksto žemėlapio sudarimą ir vėliau suvokimą. Iš kitos pusės ekranai, vat šitą būtent ir trukdo susidėlioti tą fizinį paveikslą yra. Mes galim lengvai slinkti, ta prasme, tas veiksmas, slinkimas, tekstas greitai bėga. Paieškos funkcija gali būti labai naudinga, ko nėra spausdinto knygoje. Ir galim ten suradę šokinėti po tą skaitmeninį tekstą ekrane. Tačiau, na, rezultatas ne visada, bet tam tikrais atvejais gaunasi, kad mums išvelgti, suvokti konkretaus sakinio, galbūt sudėtingos minties vietą visame, tarkim, objekto skaitomo knygos kontekste darosi sunku. Tiesiog smegenys turi skirti tam daugiau energijos. Iliustruosiu tokių tyrimų padaryta prieš gerą 10 metį, kai respondentų grupės 2 paėmė skirtingas ir vieniems davė skaityti popierį, kitiems kompiuterio ekranas, na, PDF failas. O vėliau respondentai perskaitė tos tekstus, susipažino su jais ir vėliau atliko supratimo tekstus. Testų metu jie galėjo prieiti prie skaitytų tekstų arba ekrane, arba popierį atitinkamai. Na ir rezultatai parodė, kad tie, kurie skaitė ekranuose, kompiuteriuose, pasirodė šiek tiek prasčiau. Na, tas šiek tiek prasčiau, reiškia, nebuvo ten kartais prasčiau, bet šiek tiek prasčiau. Ir, na, aš čia cituoju vienas iš tyrimo tyrėjų, nes man gana minti, kad, na, tas, būtent mūsų išsiugdytas, turbūt per milijonus metų, per 100 metų, kiek mes mokam skaityti, kuriuo mes galim žinoti, kur yra teksto pradžia, kur yra pabaiga,
kas yra tarp pradžios ir pabaigos, visą tą skaitimo kelią, tą fiziškumą, topografiją, kai susidėliojam. Gali būti, tyrėjai paprastai atsargiai sako, kad gali būti vienas iš būdų, kas sumažina tą tokį protinį krūvį smegenims. O tas sumažinimas gali duoti rezultatą, kad yra atlaisvinama daugiau resursų suvokimui teksto. Aišku, jeigu mes skaitom tiesiog antraštės, tai mums to suvokimo ten didelio nereikia. Tai galbūt naudos iš to ir nėra. Ar skaitai popierių ekraną, prie ko aš lenkiu. Bet jeigu jūs skaitot, kaip Michał Kovačas ankstesniam pranešimą pranešė, sudėtingus, ilgus tekstus, tai jūsų smegenys turi maksimaliai veikti. Ir jeigu jūsų smegenim reikia dalį teksto dedikuoti energijos, kad ten apskritai susivokti, kur pradžia, kur pabaiga, kontekstą, tai reiškia mažiau lieka energijos tam esminiui darbui su tekstu. Kitas skirtumas tarp popieriaus ir ekrano skaitimo, tiesiog toks technologinis turbūt, irgi daug kas turbūt pastebėjo, ir nuotraukai matosi. Ekranai ir akina, mirga ir vargsta akis. Tiesiog toks fizinis dalykas yra. Aišku, šiuolaikinių prietaisų ekranai iš esmės ištobulėjo, jie labai gražus, labai tiksliai atkuria spalvas, šviečia. Bet ar jie tinka skaityti ilgus tekstus, kompleksinius, sudėtingus tekstus? Tai turbūt tyrimai rodo, kad jie trukdo susikaupti. Dėl to, jeigu kas renkatės, kur skaityti knygas, tai stipri yra rekomendacija skaityti skaitiklį. Ta prasme, jeigu neturit galimybę skaityti spausdintos knygos, tada reiktų skaityti skaitiklę, kur yra dedikuotas prietaisas būtent ilgiems tekstams skaityti. Ir, aš irgi, kai kalbu studentams, paprastai sakau, skaitiklyje, taip žiūrint, tai kad ten kažkoks nespalvotas tekstas, ten negaliu nei Facebooko patikrinti, negaliu nei pašto patikrinti, toks balastas, ką man dar tokio reikia, dar vieną prietaisą. Bet iš esmės tas skaitiklės vienintelė funkcija, kad skaityti knygas ir ten nėra nei pašto, nėra jokių trukdžių, tai yra privalumas. Nieks nesupipsės, nei iššoks ir nesutrukdys knygą. Nebent jūs kitoj rankoje skaitydami, kai buvo geras vaizdas, kur ten apsivyniojęs laidais ir ausinės, ir telefonas, ir visa kita, jeigu vienu metu laikysi. Bet iš esmės tas skaitiklės lėtumas, jisai artina mus prie popieriaus lėtumų. Tai žodžiu, pasirinkimas, blizgantis ekranai iš mūsų išsunkia daugiau energijos ir mažiau lieka energijos suvokimo. Trečias, aš tokį išskyriau skirtumą tarp skaitimo ekranuose, popieriuje, tai yra, pavadinau, nusiteikimas apskritai skaitimui. Irgi pastebėta yra, kad žmonės nusprendė skaityti kažką tai ekrane, iš esmės prie to, prieina su kitokiu nusiteikimu, negu jie nuspręstų skaityti popieriui. Reiškia, dažniausiai tas kitoks tai yra toks mažiau rimtas, toks paviršutiniškas. Jeigu aš skaitysiu ekrane, tai ten maždaug pabrausinsiu kažką, tai taip lengvai. Jeigu nusibos, aš staigiai peršoku, kur man malonu, ten scrollinti social media ir maloniai gyvenu. O imdamas popierių, storą knygą, aš nusiteikiu, kad tai bus, pasiruošiu tas. Tas pasiruošimas irgi svarbu yra. Yra, pavyzdžiui, tyrimas, irgi, kuris rodo, kad kai skaito ekranuose, tą patį tekstą, jeigu tu gali pateikti ir ekrane, ir popieriuje, bet kai gauni tą patį tekstą ekrane, žmonės tas elgsena šiek tiek keičiasi, skaitimo procesas.
Jie labiau ten panaršo tą ekraną, ten paskrolina pirmyn atgal, ieško raktinių žodžių, skenuoja tą tekstą, tai paviršutiniškai. Tuo tarpu, kai tą patį tekstą jie gauna popierėje, viskas vyksta gerokai nuosekliau. Tiesiog paimu, skaitau. Verčiu puslapius, skaitau. Ir paprastai, kai skaito ekranus, jie mažiau linkę skaityti antrą kartą. Na, kai skaitai kažkokį kompleksinį, sudėtingą tekstą, būna mums poreikis, ne, kad turiu sugrįžti, nes ten šiek tiek nesupratau, pakartoti. Kai skaitau ekrane tą patį, mažiau yra noro sugrįžti. Tiesiog tyrimai rodo, kad yra mažiau. Nėra visiškai, kad nėra, bet sunkiau kažkodėl tai yra sugrįžti. Tai vat, tokia išvada daroma, kad žmonės mažiau užsiema tokiu vadinamu metakognityviniu mokymosi reguliavimu, tokia sudėtinga savoka yra. Na, iš esmės tai reiškia, kad jis neišsikelia savo kažkokių konkrečių tikslų, na, kaip, kad aš perskaitysiu tą sudėtingą tekstą, kad aš patikrinsiu savo supratimą, o labiau nusiteikia, kad, aš čia lengvai teks pabrausinsiu, nes paprastai skaitimas ekrane mums jau tampa asociacija labiau su tokiu, antraščių skaitimu. Ir netgi jeigu ekrane gaunu sudėtingą tekstą pasiruošti egzaminui, aš kitaip nusiteikiu. Aš dabar būtent kalbu apie tą kitokį nusiteikimą. Ir aišku, tada galime užduoti tokį klausimą, jeigu aš čia taip sakau, kad daugeliu atveju, ypač kai kalbam apie ilgus sudėtingus tekstus, geriau skaityti yra popierė, tą rodo ir tyrimai. Bet, mes vis tiek skaitome ekranuose ir turbūt nuo to niekur mes nepabėgsim. Tie ekranai atėjo, jie tobulėja ir su to mes mokomės iš jų skaityti. Tačiau, kaip ir pradžioje sakiau, tai ir dabar grįžtu prie to, kad ekranai irgi yra tinkama skaitimo įrenginys. Ir tarkim, pavyzdžiui, tokios sudėtingos knygos kaip Ulisas Jameso Joyce'o skaityti ekrane, jinai bus tikrai sunkiau suvokti visos tos knygos sudėtingumą. Tačiau, kai mes norim, vis tiek tas noras būna perskaityti naujienas, tai tam puikiausiai tinka ekranai ir technologijos, kur tos naujienos ten sugrupuotos, gali greitai persklandyti, gali antraštėj skaityti, gali išsididinti. Ta prasme, puikus prietaisas tokiam paviršutiniškam skaitimui, kur perskaičiau, atsiminti nebūtina, tarkim. Nieko tokio, jeigu aš pamiršiu. Tai puikus renginys yra ekranas. Infografikai, komiksai kartais gali būti pasiteisinti ekranuose. Irgi netgi geriau gali būti. Nes, iš esmės viskas susiveda į skaitimo vietą ir skaitimo tikslą. Jeigu jūs, tarkim, stovite eilėje ir negalit nieko neveikti tas 5 minutės, tai puiku įsitraukti ir išmaniam telefone, kad ir tą savo romaną ir ten perskaityti keletą puslapį. Viskas tvarkoja, nes tiesiog jūs tuo metu negalėsit turėti fizinės knygos, galbūt spausdinti, kelionėse. Bet jeigu tikslas yra jūsų, pasiruošti egzaminui, tai galbūt, nors tas pranašumas ten nieks nesako tyrimai, kad jūs ten 2 geriau pasiruošit, 3. Galbūt tas pasiruošimo bus procentas ten 2%, 3%. Jūsų smegenys geriau suvoks ir atsimins tą tekstą. Bet tai galbūt tai bus ta kartelė, kur išlaikymo arba neišlaikymo. Gali būti ant tos ribos viskas. Tai jeigu ruošiantis ir suvokiant, kad aš noriu gerai pasiruošti, reikėtų pasirinkti teisingas skaitimo formas. Galbūt tai geriau yra popierį. Jeigu jau aš neturiu popieriaus, tai tada galbūt geriau kompiuterio ekrane, o ne išmaniajam telefonui, kuris yra šiek tiek toks ramesnis kompiuterio ekranas, aš turiu.
Va, tai aš į tokią noriu suvesti maždaug mintį, kad ekranai nėra kažkokia blogybė. Juose galima skaityti ir sudėtingus, ir ilgus tekstus. Bet būkime pasiruošę, kad mums bus šiek tiek reikės daugiau protinių jėgų juos suvokti, negu tą darytume popierį. Jeigu jums nesvarbu, kad ten mažiau suvoksit, tai gal tada ir nesvarbu, kur skaito. Bet jeigu jūs norit būti pranašesni kartais, tai tada reikia atsakingai pasirinkti, kur skaito. Aš dar studentams dažniausiai per įvadinę paskaitą rodau tokią statistiką, kur yra, čia aš neįdėjau tos statistikos, amerikiečių, man atrodo, surinkta. Pajamų dydis, ten, tarkim, nuo 100 000 per metus iki ten 20 000 per metus pajamų ir perskaitytų knygų kiekis. Ir ta statistika rodo, kad kuo didesnės pajamos, tuo daugiau perskaitytų knygų pas žmonės. Yra. Tos knygos ten įvairios turbūt. Bet esmė tai yra. Aišku, turbūt negalima atvirkštinio dalyko sakyti, kad jeigu aš perskaitysiu daugiausia knygų Lietuvoje, aš turėsiu didžiausias pajamas. Tokios tiesioginės koreliacijos nėra. Bet atvirkštinė statistika rodo visgi, kad dauguma, kai suskaičiuoji daug žmonių, yra perskaitę, žmonės su didelėm pajamom yra perskaitę daugiau knygų. Taip, pabaigai dar vieną tokį momentą, gal paskui dar klausimų, kokį turėsite, apie irgi nemažą tokią problemą, kuri čia daugeliu ir aš pats save pagaunu dažnai. Skaitimas prieš miegą. Mes visi turbūt turim tą tradiciją paskaityti knygą prieš miegą. Turėjom galbūt, reiktų tiesiog sakyti, nežinau, gal dar turit. Vėlgi, tada labai svarbu, ar jūs ten skaitot knygą, ar tiesiog brausinat, bet čia darosi svarbu ir ta technologija, tas techninis aspektas. Matot, nuotraukoje ekranas šviečia. Technologiškai ten tokia mėlyna šviesa yra spinduliuojama, kuri būtent ir slopina ten toks melatoninas, berods yra, kuris miego tas hormonas, kuris sukelia geresnį miegą. O mėlyna šviesa, jinai slopina to melatonino išsiskyrimą. Reiškia atvirkščiai, jums numuša poreikį miegoti. Tai, aišku, dabar ten ekranus irgi tobulina, ten kažkokius filtrus bando įdėkti, kad tos mėlynos šviesos mažiau būtų. Kažkiek galbūt veikia. Bet, ką noriu pasakyti, jeigu irgi tyrimai rodo, kad netgi tą patį čia knygą skaitant šviečiančiam ekrane, užmigsit prasčiau ir miego kokybė bus prastesnė, negu skaitysit popieriuje. Vėlgi, ką tai reiškia, miego kokybė prastesnė, jūs atsikėlėt iš ryto. Su prastesnė energija ir galbūt neišlaikysit to paties egzamino, ten vairavimo, tarkim, kuris visiškai gal nesusijęs buvo su skaitimu. Tai va, tai pasirinkimas irgi. Geras miegas prieš blogą miegą. Kiekvienas renkasi, kas jam aišku svarbiau tuo momentu. Bet jeigu jau skaityti ekrane, tai aišku skaitiklė yra, kuri yra iš esmės nešviečianti. Arba jos šviesa ten nėra tokia, pašvietimas nėra toks, pavadinkim, piktas, kaip ekranuose yra. Va, tai, maždaug tiek aš norėjau pabandyti parodyti skirtumų tarp skaitimo ekranuose ir popieryje. Tai buvo tas fiziškumas svarbus, kad yra, kad popieryje mes turim pririštus tekstus prie lokacijos, pavadinkim taip. Technologinis aspektas, kad technologija nors jinai tobulėja, bet dar su trūkumais, vargina akis, gadina miegą ir panašiai. Ir tas nusiteikimas. Yra tas mūsų įsiugdytas požiūris, kad kai imu ekraną, ypač išmanųjį telefoną į ranką, tai bus man kažkoks labiau malonumas, jeigu tai galima pavadinti, negu darbas sudėtingas.
kai aš imu, tarkim, storą knygą ir esu nusiteikęs ją suvokti ir suprasti. Bet kiekvienas turi savo skaitimo tikslus, kiekvienas skaitimo vietas nuo stalo iki tualeto kartais. Tai skirtingi renginiai gali būti naudingi įvairiais atvejais. Tai svarbu atsirinkti ir suvokti, ką darom. Tai va, tai ačiū, aš baigiau, jeigu kas klausimus turi, dar gal yra kažkiek laiko, tai gali paklaus dabar arba per diskusiją. Ačiū. Taip, ačiū Arūnui Gudinavičiui. Iš tiesų, jeigu kažkas turit klausimą, tai galit kilstelt ranką, kol pranešėjas yra čia, ar visi dabar laukia diskusijų, ar visiems jau melatoninas šiek tiek išsiskyrė. Tai galbūt pereikime prie diskusijos. Tai Arūnai, jūs tada nepabėgite, tiesiog užimkite vieną iš kėdžių čia pas mus scenoje ir aš tada čia užimti vieną iš fotelių. Gal čia sėskit, pasirinkit, kol jūs pirmas. Žinau tik, kad ten Micha Kovač yra rezervavęs 2 vietas kartu su vertėju Matu Tamulevičiumi. Tai jie ten ir aš dar prie mūsų kviečiu prisijungti ir mokytoja Lilija Bručkienė, Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Jie yra ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos pirmininko pavaduotoja ir knygos Be 5 minučių prestižinė autorė. Štai tiek aš dabar galvoju, ar mums visiems užtenka mikrofonų. Dar čia vienas, ar ne, mikrofonas, tai Arūnai jums. Šitas ir aš galvoju, kažkaip vis tiek reikia tą publiką mums išjungdinti, nes tas melatoninas, aš tikrai matau, kad išsiskyręs yra šiek tiek tai. Čia buvo berods Arūno pranešime toksai klausimas apie tai, kaip skaitot knygas ir kaip smegenys jūsų reaguoja į knygą popieriuje ir į knygą telefone. Tai gal aš jūsų ir klustelsiu, kokią knygą dažniausiai renkate skaityti? Gudrus atsakymas, tada dar storą knygą skaitot ar ploną? O ta plona knyga yra skaitmeniniame renginyje ar fiziška? Labiau fiziška. Kodėl toks pasirinkimas? Kažkaip patogiau man. Patogiau, gerai. Tai kol kas turim balsų 1-0 popierinės knygos naudai. Jūs renkatės popierinę knygą ar skaitmeninę? Popierinę. Kodėl? Akis pavargsta labai skaitmeninė knyga. Esat bandžiusi skaitmeninę knygą? Taip, iš ekrano, taip. Ne iš skaityklės, iš ekrano, bet nepatinka. Nepatiko. Aš dar Arūno norėčiau šiek tiek iš tiesų klustelti. Arūnai, ar yra skirtumas, jūs kalbėjote apie dėmesingumą skaitimo, ar aš skaitau, pavyzdžiui, PDF formato knygą kompiuteryje atsidaręs, ar skaitau knygą kažkokią, nežinau, online būdu suradęs? Yra turbūt, jeigu PDF-as turbūt, reiktų sakyti, plačiaja prasme ypač nepatogus skaitimų yra, nes jis neprisitaiko prie ekrano ir reikia daryti va taip, kaip tas vaikas darė. Na, yra patogesni formatai elektroniniai, ten pubas gal teko girdėti, kurie prisitaiko prie ekrano, ten šriftą galima pasidydinti ir pasikeisti. Tai reikėtų irgi va, patogų formatą naudoti. Ir aš dar tada irgi besiklausydamas jūsų pranešimo galvoju, kiek iš tiesų turi įtakos tą mūsų elektroninio skaitimo patirčiai faktas, kad jeigu mes skaitom, pavyzdžiui, tame pačiame kompiuteryje, net ir pasirinkę kokią nors EPUB platformą, bet yra ta kompiuterinė blaška, ką aš turiu galvoj. Jeigu mes esame atsidarę kažkokį internetinį puslapį, tai mums kažkas parašys Facebook'u, kažkas mūsų užtagins, kiek ta blaška kompiuterinė veikia mūsų skaitimo patirtį? Labai iš esmės veikia, na, tas suvokimą, supratimą, įsigilinimą veikia. Mes galim sakyti, kad nieko tokio čia, kad mane vis pertraukia, netgi malonu, ten jaučiuosi reikalingas, visi čia rašo laiškus, žinutes, bet jeigu tikslas yra suvokti tekstą, jeigu toks tikslas yra, tai visi tie trukdžiai labai trukdo tiesiog, čia visi tyrimai rodo, kad trukdo. O kiek tai veikia, pavyzdžiui, nežinau, gilesniam skaitimui, ta prasme, kad jeigu aš skaitau ir surandu kažkokį tai faktą, kuris mane sudomina ir aš tada išsyk jį tikslinuosi. Atsidarau Google ir ieškau tolesnės informacijos.
ar tai neprisideda prie mūsų tokio gilesnio skaitimo ir gilesnio supratimo iš karto to? Jo, jeigu tai yra tuo momentu svarbu suvokti ten tą nesuprantamą vietą, tai viskas tvarkoja, reikia nueiti ir suvokti, bet vėlgi tas nuėjimas skirtingas gali būti. Ten paspaudė linką, tave nuvedė, ten reklama mirksi kažkur, ne, kažkokia, tai jau kitaip suvoki. Kitas gali būti supratimas, kad tu atsistoji nuo stalo, eini į lentyną, įsitrauki žodyną tokį, vartai, kol surandi tą apibūdinimą ir išsiaiškini, ne? Lėtas būdas, ilgas būdas, ko gero, vėlgi čia aš tik tai spėju, nes reiktų pasiremti kažko, ko gero jisai būtų efektingesnis, bet kartais tas laiko irgi gali būti skirimas neadekvatus šiek tiek ir... Arba gali būti, žinot, kaip perskaitai vakare, o ryte bėgi Ievos Simonaitytės biblioteką, enciklopediją susirasti, kad pasitikslintum tą faktą. Tai kartais reikia pasinaudoti tą technologiją, galbūt ir šiek tiek jinai distraktina, bet būna verta to, bet reikia suvokti, ką darau. Lilija, ką jūs dirbdama su mokiniais matot? Apskritai, čia tas ir Arūno pateiktas pavyzdys, prie kokio informacijos gavimo būdo mes pratiname nuo mažumės vaikus. Jūs dirbat ar ne, matyt, tiesiog pasakykit, su kokio amžiaus vaikais dirbat ir ar paaugliais, ar jau mokyklą bebaigiančiais. Tai kokį skaitimą jūs matot, jie labiausiai mėgsta? Gerai, aš norėčiau pradėti visai nuo kito dalyko. Visų pirma, norėčiau išreikšti palaikymą tiem kultūros žmonėm, kurie dabar išgyvena labai sudėtingą laikotarpį. Ir iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad mokytojai visą širdimi su jumis, kas jeigu ne jie žino, ką reiškia streikuoti, tai jums gražaus ryžtingo streiko ir kad tai būtų paskutinis kartas, kai mes šnekame apie streiką ir kad mus visus išgirstų. Tai čia visų pirma. Apie mokinius tai aš dirbu nuo 5 iki 12, nes turiu laimę dirbti ilgojoje gimnazijoje. Tai žinot, jie labiausiai mėgsta vis dėlto, kaip ir dabartinis visas jaunimas, turbūt skrolinimą. O skaitimas, atidusis skaitimas yra sunkus darbas, o žmogus yra padaras tingus ir netgi labai suprasdamas sąmoningai, kad skaityti yra naudinga, skaitimas lavina mūsų mąstymą, skaitydami mes plečiame žodyną, jie mieliau pasirinktų komiksus negu romanus, o dar geriau, kad tie komiksai būtų kažkokie virtualūs ir dar judėtų, mojuotų rankytėmis ir panašiai. Tai skaitimas yra darbas ir mes turime tiesiog pratinti vaikus prie darbo, kad o paskui ateina ir malonumas. Kai jau tampa įgūdžių tam tikrų, tada pamažu atkeliauja turbūt ir malonumas. Micha, tai ką sakė Lilija Bručkienė, ar ne, kad iš pradžių skaitimas yra darbas ir po to tik tampa malonumu. Kaip užtikrinti tą procesą, kad darbas iš pradžių galbūt buvęs toks sunkus ir sudėtingas priartėtų prie malonumo ir mes pereitume į tą gilesnį skaitimą? Well, first of all, we need to understand that not everything in life is for pleasure. There are some things which are also for effort. Pirmiausia, gyvenime reikia suprasti, kad ne viskas gyvenime yra malonumas ir kai kurie dalykai visgi reikalauja pastangų. When we look at reading, we do in Slovenia now we did a second time a reading survey among our students, the future teachers, and we find out two very interesting things which somehow correlate to international studies. I have one. Ir kai kalbam apie skaitimą, tai Slovenijoje neseniai atlikome tyrimą, jau antrąją tokią skaitimo apklausą, kur apklausėme moksleivius, studentus, būsimus mokytojus ir radom dvi labai įdomias įžvalgas, kurios tam tikrą prasme koreliuoja su tarptautiniais tyrimais. First finding is that those children who were read books by their parents, to whom parents read, remain readers. So parents' socialization in this is extremely important. Pirmoji įžvalga, kad
tie vaikai, kuriems vaikystėje skaitė tėvai, jie ir toliau skaito knygas jau ūgtelėje, tad tėvų vaidmuo šiuo atveju yra be galo svarbus. And another thing which you also find out is that there is a strong correlation between reading habits and children going to kindergarten. We find out that even those children who were not read by parents but who went to kindergartens become readers because part of kindergarten curricula in Slovenia is reading books to children. Ir dar vienas svarbus dalykas, pastebėjom, kad yra labai glaudi koreliacija tarp skaitimo įgūdžių ir fakto, ar vaikas lankė darželį ar ne. Nes net tie vaikai, kuriems vaikystėje tėvai neskaitė knygų, bet jie lankė darželį, išlieka skaitančiais knygas ir ūgtelėje. Nes vienas iš dalykų, ką vaikai turi daryti darželyje, tai skaityti arba klausyti, kaip jiems skaitomos knygos. Aš dar Mykos norėčiau klausti, iš tiesų skaičiau lyg tai ir vieną tyrimą, kad skaitimo patirtį ir skaitimo įprotį išugdo faktas, kiek yra namuose knygų. Kuo daugiau namuose knygų, tuo didesnė tikimybė, kad tu būsi skaitytojas ir mokėsi tą knygą įdėmiai skaityti. Well, yeah, I mean, it's not so simple. Number of books in household is understood as a kind of signifier of reading culture in the family. So if a family reads, then they have books at home. And this usually means that parents in this kind of families read to their children. Tai viskas nėra taip paprasta, neužtenka vien daugybės knygų. Paprastai knygų skaičius yra tarsi rodiklis, kuris nurodo, kad šeimoje skaitoma, kad yra skaitimo kultūra įdiegta šeimoje. Ir paprastai, jeigu tėvai skaito, tai jie ir turi knygų ir dažnai tokie tėvai yra linkę skaityti ir savo mažiems vaikams. So putting books to the children's room will not do anything. There must be parents who read these books. And another thing which is also important, and this is something what Marianne Wolf, an American researcher, explained in one of her books. She was talking about the mother who was obsessively, like a machine, reading to a child, hoping that the child will become intelligent. But the child was crying all the time. Tai neužtenka vaiko kambaryje sudėti kelias lentynas knygų ir tikėtis, kad vien to pakaks ir vaikas ūgtelėjęs skaitys, reikia, kad tėvai tam vaikui aktyviai skaitytų. Bet yra ir dar vienas svarbus dalykas, jei neklystu, amerikiečių tyrėja Marianne Wolf paaiškino kaip tokią istoriją apie moterį, kuri maniakiškai skaitė, nesustodama savo vaikams, tikėdamasi, kad vien nuolatinio nepertraukiamo skaitimo pakaks, kad vaikas savaime kažkaip taptų protingas, bet nieko neišdegė, nes vaikas tiesiog visą laiką praverkdavo. Mano vienas dar iš klausimų, Michai Kovač, mes Lietuvoje turim tokį stiprėjantį grafinio romano žanrą. Tai iš principo tai, ką sakė Lilija, kad norim skaityti informaciją su daug vizualumo tekste. Tai, iš principo, komiksai. Kaip tai gali keisti mūsų skaitimo patirtį? Ir ar gero turiningo komikso ar grafinio romano skaitimas yra tolygus, kad teksto išsamaus grožinės literatūros teksto skaitimui? Full disclosure, I read comics too. Iškart noriu pasakyti, kad aš irgi komiksus skaitau. But that said, I would say that comics can have a great story, a great narrative. And doing a good comic is indeed a work of art. Būtina pabrėžti, kad komiksai tikrai gali turėti gerą istoriją, gerą naratyvą. Ir sukurti gerą komiksą, tai yra tikras meno kūrinys. But where comics fail is that, first of all, the vocabulary in comics is more narrow, and also our imagination is not engaged so much because we see the drawings on the paper. But when we read a novel, we create everything in our heads.
So we are mentally more engaged when we read fiction. So I would say that there is a difference between comics and reading books, and comics are important genre, but they cannot be a surrogate for old-fashioned books. Bet tam tikras komiksų trūkumas yra, kad viena vertus žodynas juose yra labai siauras, labai ribotas, ir antra vertus vizualinė medžiaga tau jau pateikiama, tu matai tos piešinėlius, o skaitydamas tiesiog seną gerą grožinę literatūrą, visą tą vaizdinį, visą pasaulį, kuri savo galvoje, tad komiksai reikalauja mažiau tokio protinio įsitraukimo. Tai yra skirtumas tarp šių dviejų, komiksai tikrai labai geras žanras, puikus dalykas, bet manau, kad šiais atžvilgiais ta sena gera literatūra visgi turi pranašumą. Lilija, iš jūsų patirties, kadangi jūs, kaip sakėt, dirbat toje ilgoje gimnazijoje ir matot mokinį nuo 5 iki 12 klasės, ar jūs turėjot pavyzdžių, kuomet buvo mokinys, kuris jau atėjo toks bibliofilas? Mėgo skaityti, per pertraukas gal bėgdavo į biblioteką, čiupdavo knygą, per pertrauką paskaitydavo, valgydamas bandelę, tada grįždavo pas jūs į pamoką, per kitą pertrauką jį vėl rasi bibliotekoje. Ir jo tada mokymosi raida, ar jūs galėtumėt palyginti tas vaikas, kuris daug skaito, statistiškai daug skaito, ar ne? Šalia to, kuriam skaitimas yra iššūkis. Gerai dabar. Tų bibliofilų vaikų irgi būna įvairių. Vieni skaito dėl to, kad juos giria ir jie galbūt neįsigilina į turinį, bet juos labai giria, jie nori būti giriami ir jie tiesiog skaito bet ką, bet kaip pradedi su juo šnekėti, nelabai jisai suprato ką. Tai yra tokia rūšis vaikų, bet yra tokių, kurie tikrai skaito, jiems tas pasaulis yra artimas, svarbus ir be abejo jų mąstymo kokybė yra kita, jų turbūt ir vaizduotės kokybė yra kita. Deja, labai dažnai tokie vaikai neturi draugų, jiems labiau užtenka knygų, tai irgi yra savi pliusai, savi minusai. Aš manau, viskas turi būti su saiku, bet skaitimas mūsų mąstymo kokybė yra vienas ir svarbiausių veiksnių, tas gilusis skaitimas. Iš to, su kuo jūs darbe susidurėt, ar ne, kokius kelius randate į mokinių širdis ar protus, nežinau, į ką apeliuojat, kad jie rastų būdą paskaityti, nežinau, iš pradžių 15 minučių, atsitraukę nuo visų blaškos objektų, paskui galbūt 20, galbūt paskui pusvalandį. Koks tas kelias jūsų akimis yra? Kiekvienam skirtingas. Pradedant tam tikrą prievartą ir blogų pažymių gąsdinimu, baigiant apeliavimu į sąžinę, į proto mankštą. Labai dažnai mažiukams aš sakau, žiūrėkit, jūs vakarais dantis valot. Čia yra kūno higiena, o skaitimas yra proto higiena. Tai lygiai taip pat. Ar jūs jaučiat malonumą dantis valydami? Ne. Jūs tiesiog žinot, kad tą reikia daryti. Tai tas pats padarykit ir skaitydami. Tai būna ir tokių apeliavimų. Būna, žodžiu, pačiais ir įdomios knygos. Ir paskui leidžiu diskutuoti. Prisigalvojom, stojamės ant galvų ir prisigalvojom visko, ko tik įmanoma, kad tas vaikas atrastų jam reikalingą knygą ir suprastų, kaip jam turėtų būti gyvenime svarbu skaityti. Knyga, nuo kurios prasideda tas gilusis skaitimas, kiek lemia tai, kad galbūt mes to gilaus skaitimo nenaudojam, nes tiesiog nerandam savo tinkamos knygos, kuri mus užkabintų, nes neretai, juk sakoma, perskaičiau šitą knygą ir supratau, kaip faina yra skaityti. Taip, tik tai reikia perskaityti. Dažniausiai, žinot, kaip sako tėvai, sako, aš tikrai mačiau, jisai skaitė. O ko paklausi, to negausi. Sakau, jisai skaitė, ar apsimesdavo, kad skaito, kai jūs įeidavote į kambarį. Čia du skirtingi dalykai yra. Tai, man atrodo, knygų, aš visada irgi vaikams sakau, kad nieko baisaus, jeigu viena ar kita knyga nepatiko. Jūs galite nesikankinti ir ieškoti savo. Kartais tiesiog turi susitikti žmogus ir knyga, kuri jam yra artima. Kartais reikia parodyti, kad ta gera knyga yra kaip upė. Tu turi panerti tam, kad tu pamatytum akmenukus ir žuvytes, nes kitaip tu matysi tik tekantį vandenį.
Tai yra labai įvairiai, žinokit, mes bandom visais įmanomais būdais suvesti tą vaiką su jo knyga. Arūnai, tas atradimas gilaus skaitimo, ar ne, galbūt kažkam tai galėtume įvardinti kaip iššūkį, kam ieškoti tos skaitimo empirikos ilgai, jeigu aš galiu rasti kitą alternatyvą. Galbūt perskaityti tam tikrą konspektą informacijos, surasti apibendrintą informaciją, galų gale pasikonsultuoti su ChatGPT ir kam man gaišt pusvalandį, kai aš galiu praleisti 10 minučių ir daryti vėl tai, ką aš noriu daryti. Čia gal, nežinau, gal tiktų tokia palyginimas su kalnais, pavadinkim, nežinau. Aš turbūt irgi yra žmonių, kurie mėgsta eiti kalnus. Ne? Aš čia prieš kelias savaitės Islandijos universitetą važiavau, ir jie ten nepriema, jeigu tu nenueini 60 km maršruto per jų kalnus. Jie tiesiog sako, tu negali dėstyti. Tai ir tas nueiti 60 km, tai analogija, kaip tai sutrumpinti, gal aš nebūtinai tų 60 km, aš tiesiog išeisiu aplink namą, apsuksiu porą kartų. Bet klausimas, ar tai bus tas pats malonumas, ta prasme. Atrodo, tas gilus skaitimas, ieškojimas, kodėl to reikia, analogija su tais kalnais, kodėl ten 4 dienas, tai jau sulyjo, šlapia buvo visas, ta prasme, 2 dienas lyjo nežmoniškai. Kartais ten keikėsi, kad, ko aš čia dabar išsitrinkiau, ne? Ko aš čia skaitau tą nesuprantamą knygą. Bet, paskui tu praeini, tu užlipi tenais, atsiveria tas vaizdas, perskaitė tą knygą, tavo smegenys pradeda suprasti dalį bent to. Atsiranda, vėliau tas atsiranda, gerai, čia, žiūrėk, perskaičiau, nuėjau. Tai man atrodo, kartais tiesiog reikia padaryti tą, tu negali sutrumpinti, nes iš to nebus malonumo. Nueiti 3 ratai aplink namą nebus tas pats, kaip 60 km nueiti. Tarsi kartais nėra tiesiog pasirinkimo. Arba tu tą darai, arba tu trumpini, bet iš to gauni, nežinau, nieko, kaip greitas maistas. Ne? Gali suvalgyti hot dogą, bet paskui ar nepriekaištau sąžinė, ne? Micha, tai ką sakė Arūnas ir jums Matas išvertė, kalbant apie Islandijos pavyzdį ir tą 60 km, apskaitai, ką mūsų smegenims, mūsų suvokimui ir pasaulėvokai duoda tas įsigilinimas į tekstą ir pabuvimas tam tikrą laiko tarpą tekste, pusvalandį, be jokios blaškos. Kokie procesai užsikuria mūsų galvose? To continue with what Arūnas said, what really matters is not the goal, where we are going, but the way how we travel. In other words, what matters is not only the content of what we read, but the side effects of reading. Tęsiant Arūno mintį, tai labai svarbu ne tik tikslas, kur link einama ar į kokį kalną kopime, bet ir pats procesas. Kitaip tariant, ne vien turinys skaitimo yra svarbu, bet ir tam tikri šalutiniai poveikiai. And of course, the side effects of reading, as I mentioned, is deepening and expanding the vocabulary. This is very important because people who don't know enough words, there was a linguistic study which showed that for being alive and functioning in daily life, you need to comprehend about 3,000 truth words. But for understanding the complexity of the world, you need to understand about 9,000. Ir aišku, vienas iš tų šalutinių poveikių, ką minėjau, tai pavyzdžiui, platesnis žodynas, kas yra be galo svarbu. Ir galima sakyti, kad kasdienybėje gal ir nereikia to plataus žodyno, yra netgi atlikta lingvistinių tyrimų, kurie rodo, kad kasdienybėje, tokiam kasdieniam būtiniam gyvenime žmogus gali išsiversti su 3000 žodžių, bet vien supratimui reikia žinoti papildomai dar 9000 žodžių, kad tuos 3000 galėtum suprasti.
And you get the difference between 3 and 9,000, you get this difference by reading books. And that's, I think, very important. Ir tas skirtumas tarp 3 ir 9 tūkstančių padengiamas žmogui skaitant knygas, kas yra mano nuomonė labai svarbu. Arūnai, tas tada šiandieninėme pasaulyje, ar ne, mes vėlgi kalbam apie pažangą, apie šios dienos pasaulio greitį, tas iš principo, apie ką mes kalbam, proceso prailginimas, laiko sulėtinimas, jau čia net tokia filosofija galėtume sakyti, ar ne, kalbant apie giluminį skaitimą, kiek jisai gali būti naudinga šiuolaikiniam pasauliu, nes mes sakytume, mes esam greiti informacijos vartotojai. Mes žinom faktą, mums to užtenka. Ką tas giluminis skaitimas, tas žodyno plėtimas galų gale, ką Micha minėjo, mums suteikia. Ir kodėl mums jo dabar reikia, toks paprastas labai klausimas. Turbūt aš čia pasinaudosiu ir Michos ankstesnį įžvalgos, kad vaizduotę, skaitant, mes lavinam vaizduotę. Čia vėlgi tas pavyzdys, kodėl komiksai to nedaro, kodėl filmai, kurie komiksai panašesni pagal mane į filmus, irgi to nedaro, nes jie už mus įsivaizduoja. Ne? Tai vaizduotė ir kompleksinių dalykų, netgi politikui supratimas yra, jeigu jūs turit gebėjimą vaizduotės ir suvokti kompleksinius dalykus, tokius, tarkim, kaip veikia kultūros ministerija, pavyzdžiui. Ne? Čia aš referuoju į dabartinę situaciją. Galimai, aš nežinau, aišku, bet galimai dabartinis kultūros ministras yra šiek tiek nutrumpinęs. Tuos sako, 3000 ir 9000 kažkur ten apsistoja mažiau. Aš nežinau, aš čia spekuliuoju, bet tiesiog galimai taip yra. Reiktų jo paklausti, ko gero, kiek yra perskaityta ilgų knygų. Visko gali būti, žinot. Nebūtinai taip yra, bet tokios pasiekmes gali būti, kai atsiranda tas Downingo-Krugerio berods sindromas yra toks, kai žmogus nesuvokia savo galimybių ribotumo. Ta prasme. Tai būtent tie vaizduotė ir kompleksinių dalykų suvokimas ir leidžia iššokti iš to sindromo ir suvokti, kad aš to galbūt nesugebu. Aš norėjau pasakyti čia toks, kaip anekdotas, kad neskaitantis su neskaitančiu bendrauti kaip ir su mirusiu. Jam tai tas pats, tik aplinkiniam sunku. Aš čia kartu ir Michos reakcijos norėčiau į tai, kad ką tada duoda visuomeniai žmonių, kurie propaguoja, įvardinkim taip, žodžiu, tą gilesnį skaitimą buvimas. Kuo keičiasi visuomenė ir mes galim kalbėti tokiam platesniam kontekste. Ne individo, bet viso socialinio rato, kuriame jis yra. By the way, if you need some even more stupid minister of culture, we have a few samples for export. Beje, jeigu reikia dar kvailesnio kultūros ministro, tai mes turim keletą pavyzdžių, kuriais mielai galėtume pasidalinti. But, there is very strong correlation between PIAAC studies and democracy level in given countries. PIAAC studies are measuring the reading capacities of adults, and the last PIAAC, which was published early this year, showed that about 20% of Europeans and other inhabitants of OECD countries are on level 1 or below level 1. This means that some of them don't see the contradiction in a sentence. He put his tired head in a soft pillow made of stones. They don't see that there is a contradiction in this kind of sentence. Yeah. Bet iš tikrųjų pastebėjote, kad yra labai stiprus ryšys tarp PILS tyrimo ir demokratijos procesų šalyje. PILS tyrimas yra santrumpa tyrimo, kuriuo matuojami suaugusių skaitymo gebėjimai. Na ir pastebėta, kad 20% europiečių ar net EBPO šalių gyventojų yra pirmo lygmens pagal to tyrimo klasifikaciją, ar net žemiau pirmo lygmens. Tai reiškia,
kad žmonės nepastebi, kokia yra prieštara sakinyje. Žmogus padėjo savo minkštą galvą ant kietų akmenų pagalvės. Jie tokiame sakinyje net nemato kažkokio prieštaravimo pačiame sakinyje. On the other hand, more people on PIAC level 5 and above, more democratic the country is. This is a very strong correlation, and I feel a little bit sorry that I'm telling this here before I publish this in an article. Bet taip pat pastebėta, kad kuo daugiau šalyje gyventojų, kurie pasiekia pagal to tyrimo klasifikaciją penktąjį lygmenį, tuo demokratiškesnė yra ta šalis. Ir atsiprašau, kad taip jau atskleidžiu rezultatus dar neišpublikavę savo tyrimo. So, to make a long story short, if we want to live in a democratic and developing society, we need to live in a country in which people are highly literate. But to get there, we need to have a very good cultural infrastructure and a very good educational system with teachers who are properly paid and who goes through a very demanding training. And in many countries in Europe, politicians don't understand this. And it's the case also in USA, at least now. Bet jeigu trumpai, tai jeigu visuomenė nori gyventi demokratiškoje šalyje, tai prie to prisidėtų, jeigu šalyje gyventų kuo daugiau raštingų, apsiskaičiusių žmonių, bet aišku, norint to pasiekti, visų pirma, reikia labai tvirtos kultūros infrastruktūros, labai stiprios švietimo sistemos, su mokytojais, kurie gautų gerą atlyginimą, kurie praeitų labai stiprius mokymus patys prieš pradėdami pedagogo darbą. Na ir dėja daugelį Europos šalių ir akivaizdu, kad ir dabar jau ir Amerikoje politikai to nesupranta. Ir Micha, jūs paminėjote, ar ne, kultūros infrastruktūrą, mes dabar esam, pavyzdžiui, bibliotekoje. Kiek biblioteka, na pavyzdžiui, nes tai yra konkreti vieta, kur mes dabar esam, gali prisidėti prie to skaitimo patirčių ar skaitimo gilinimo procesų skatinimo ar įgyvendinimo? Libraries are definitely very important, especially in countries like Lithuania, Latvia, Slovenia, Croatia, where books are expensive because the print runs of books are not that high. Be abejonės, bibliotekos turi labai svarbų vaidmenį, ypač tokiose šalyse kaip Latvija, Lietuva, Kroatija ar Slovenija, kur knygos yra brangios ir sunkiau prieinamos. But in the end of the day, libraries are a distribution system for books which brings books to people and which also, of course, do some moderation and promotion of reading. But libraries by themselves cannot do everything. Bet visgi reikia pasakyti, kad galų gale bibliotekos yra, knygų platinimo sistema, kurios leidžia priartinti knygą prie žmogaus ir žmogų prie knygos ir, aišku, atlieka tokį tarpininkavimo vaidmenį, skatina skaityti, bet dėja būtina pasakyti, kad bibliotekos vienos pačios visko padaryti negali. We need two more things, a very good educational system, which I mentioned, but we also need to change the values in a society. Namely, we need to make a majority of population understand that reading books is extremely important mental training for surviving in the contemporary world. Reikia be šito dar būtinai dviejų dalykų, tai vienas iš jų, ką jau minėjau, stipri švietimo, ugdymo sistema ir dar vienas reikia visuomenėje pakeisti supratimą apie vertybės, kad žmonės suprastų, jog knygų skaitimas jie gali tau suteikti labai svarbius įrankius, protinius įrankius, būtinus išgyventi šiandieninėme pasaulyje. Arūnai, tai taip po truputėlį mūsų ir šitą pokalbį vedant link pabaigos, tai ką Micha dabar pasakė, vertybė visuomenėje, knygos skaitimas. Kokį jūs matot santykį Lietuvoje ir į kurią pusę jį reikėtų keisti ar palikti taip, kaip yra? Nors jūsų tyrimas ten visai neblogai pasirodė.
palygintas, ar ne, su tai 69% praleidžiančių laiką su knyga. Jo, ir tas tyrimas kaip ir rodo visai tokį lik ir... Optimistišką vaizdą. Optimistišką vaizdą, bet aišku, tai yra tik plikas skaičius. Jeigu žiūrint, į tas, pavadinkim, kokybinės tendencijas, kad yra tokia noras lengviau įgyti tos gebėjimus, kurios iš esmės paprasčiausiai yra įgyti skaitant knygas ilgas. Čia, kaip galima sakyti, kad, ką man tas universitetas, aš juk ir taip viską padarysiu. Taip įmanoma, bet, universitetas vis dar turbūt irgi yra, kaip ir knyga, lengviausias būdas pasiekti tuos tikslus, ta prasme, išlavinti vaizduotės, gebėti kompleksinius dalykus, suvokti. Vis dar tai yra tas būdas vienas lengviausių, tą irgi reikia suprasti, kad yra būdų dar, bet jie yra sudėtingesni. Todėl galbūt dar verta likti prie šito būdų. Atsirinkti reikiamus skaitimo prietaisus, kaip ir aš grįžtu, nebūtina užsidaryti ant vieno kažkokio, bet suvokti, kaip jie veikia ir atsirinkti. Lilija, skaitimas ir tas gilusis skaitimas kaip vertybė, kaip manot, pas mus funkcionuoja tokia savoka, skaitimas kaip vertybė? Savoka funkcionuoja, elgesys ne visada. Pasižiūrėkim, kiek, pavyzdžiui, traukinyje, autobuse ar kažkur yra skaitančių. Paprastai juos pasižiūri kaip į ufonautus labai dažnai. Tai yra laisvalaikiu visi naršo telefone labiau. Aišku, tai mažiau susikaupimo reikia, bet tada mes atprantame. Reikia žinot, kad, pavyzdžiui, geriausias būdas, turbūt ir patikimiausias būdas nepasiduoti sąmokslo teorijom yra išlavinti kritinį mąstymą, kuris lavinamas tik per skaitimą, nėra kito kelio. Tai jeigu jūs nenorite būti su tom kepurėlėm nuo ufonautų apsisaugančių ir visais kitais visuomenės pajokos objektais, tai kito kelio, čia aš gal jaunimas čia priekį sėdėti, kito kelio jaunimas nėra, žinokit. Jeigu jūs norite kritiškai mąstyti, išmokti, kito kelio nėra. Reikia sėdėti ir skaityti ilgus tekstus. Aš dabar galvoju, mūsų taip diskusijai skirtas laikas link pabaigos, po truputėlį artėja ir galbūt yra publikoje norinčių pasidalinti savomis mintimis iš to, ką girdėjo, galbūt ir jums kilo kažkokia reakcija ar mintis. Tai labai būtų šaunu, jeigu tos mintis nuskambėtų. Taip, to aš prie jūsų prieisiu. Jūs prisiminkit savo vardą ir tada pasakykite. Labadiena, esu Loreta. Atėjau į šį susitikimą, tikėdamasi, kad gal išgirsiu truputėlį irgi vieną aspektą, apie kurį taipogi internete, eidama per savo įdomias temas, perskaičiau ir yra bėda tame, kad aš perskaičiau, kadangi savo skaičiau, neužsifiksavau, tai dabar pasakyti pavardėm, kas autorius to, ką aš perskaičiau.